011, 222, 333, 444, 134. Ko tai reiškia? Kodėl neįr? Kas tas reiškia? Kas čia vyksta? Tai yra galimybės visatai tau perduot žinutis ir informaciją per būdus, kad ir lengviausi keliai. Kelias, kuris turi mažiausiai pasipriešinimo. Tai ko tas reiškia? Tai kažkam tu dara, tarkim, mane, variantas toks. Pamata 11. Gera. 11. Aš tom pastebėjau, ko tas reiškia. O, aš čia tipo gal gerą gyvenu. Ne. Tai ir specifinis žinutis tau dautas, kad tu žinotum, kad tu esi dabar ant tuos atitinkamis vibracijas, kad tu pasiektum ton, ko tu turi pasiekti po 5 minučių, po 10 valandų, po 10 metų. Nesvarbu, kas tas yra. Nes tu, ką patėjai šiat gyvenim, tu pasirinka ton kelią, kurį tu nori eiti. Tu pasirinka ton kelią. Nesvarbu, ką pans bus, ar ons po 40 metų atsiras, ar ons po 20 metų, ar ons po 5 minučių tavo įvyks. Tas kelias atsivers prieš tave, ne? Tai, bet tu pasirinka non, prieš gimėjimą. Čia ir faktas, tu pasirinka ton. Tai žinotis tuos sinchronizacijas iš visatas ir žinotis tau pranešti, kad tu esi ant teisingas vibracijas, kad eitum tau keliu. Arba ir specifinis žinučių, kad tos daug žinoti, kad tu dabar būk pastabus. Stebėk savo aplinką, stebėk, kas vykst, nes kažkas bus svarbaus, kur bus trajektorija išsiskirianti.